Sveiki draugai, šiandien esu tokiai pusiau apleistoj vietoj. Nesakysiu, kuriame mieste ir kurioje vietoje, nes čia pusiau nelegal. Esmė tame, kad čia turiu tokią darbo studiją, čia yra mano paveikslai. Taip, aš žinau, šitas video nėra apie apleistas vietas, bet čia pusiau apleista vieta. Ir aš įsikūriau studiją, kurioje nupaišiau sieną, eksperimentuoju su dekoru įvairių, visokias sienas, bandau paveikslus, tapau ir taip toliau, bet šitoj nedidelioje studijoje dar yra ir viena maža studija. Atspėkit kokia? Tai yra įgarsinimo studija. Čia tokia dėžutė, kurioje įdėjau įgarsinimo, garsą slopinančios plokštės. Labai brangios iš tikrųjų tai. Tai įdėjau tos plokštės, bet dar iki galo nebaigiau. Ir norėjau parodyti, ant kiek skiriasi garsas šitoj patalpoj ir toj dėžutėje. Galim dabar išbandyti, dabar nersim į šitą dėžutę. Taip atrodo šitą dėžutę. Ir čia dar man už nugaros yra plika siena, kurie spindi garsą, grindys, lubų nėra, žodžiu, nieko čia dar nėra, kad būtų maksimaliai minimaliom sąlygom padaryta įgarsinimo studija. Bet mes skaičiuosim iki kažkiek tai ir aš nersiu tenai ir paklausysim, ant kiek skiriasi garsas. Tai čia taip spindi viskas šitoj bendroj studijai. O dabar mes neriame į šitą studiją ir čia garsas jau turėtų pasikeisti į gerąją pusę. Jis dar truputį spindi nuo sienų, nori, nenori, nes man už nugaros yra plikos sienos. Stebuklingas tolumų medis. Pirmas skyrius. Betė su Frane nuėjo į mišką. Pasižvalgyti. Tik trumpam, pusvalandžiui. O gavosi, kad išėjo visai dienai. Su jumis buvo Vasilij Košis. Taigi, aš manau, kad galima buvo įvertinti, ant kiek skiriasi garsas įgarsinimo studijai. Tokioj, nors ir nebaigtoj, ir neįgarsinimo studijai. Kalbu aš per telefoną, tai yra ne per profesionalų mikrofoną, o su profesionaliu mikrofonu kondensatoriniu turėtų garsas būti dar įdomesnis. Tai ką, toks mažas, trumpas video. Iki.